Taigi, pirmas skaidrė taip ir vadinasi, kodėl vėjo energetika. Nelindau ilgus sakinius į mantrybės, bet yra keletas tokių labai aiškių pagrindinių veiksnių, kodėl vėjo ir kita žaliojo energetika vystoma. Yra objektyvių, yra subjektyvių, čia daugiau Lietuvos masteliu aš žiūriu. Tai, bet aišku, tai susiję ir su Europos ir pasaulio masteliu. Tai aišku, klimato kaita. Tai tikriausiai buvo vienas iš pirmų pagrindinių driverių, kurie nulėmė, kad žalioji energetika apskritai gavo tokį stiprų impulsą ir tai energetika viena iš tų sričių. Kaip nebūtų keista ir juokinga, bet šiandien mes, jeigu aš paklausiu ministerijoje arba Seime, kodėl mes darom atsinaujinančią energetiką, tai išgirsiu dėl to, kad Briuselis liepia, nes mes turim iki 20 metų pasiekti 23%. Tai kaip tai yra išvestinis, iš tikrųjų, išvestinis dydis iš klimato kaitos dalykų, bet jis Lietuvoje tikrai pakankamai gerai veikia, ta prasme, kad jis yra svarbus ir ačiū Dievui, kad jis toks yra. Energetinis saugumas. Čia galim diskutuoti, ar tai yra energetinis saugumas ar nepriklausomybė. Klausimas, man labai patinka energetinis saugumas savoka, nes nepriklausomybės tikriausiai nėra. Tai reikia suprasti, kad vėjo energetika ir visos kitos alternatyvios energetikos yra ne tik žaidimas, ne tik 3% Briuseliui, tai yra reali gyva energetika. Jeigu mes šiandien tikriausiai įsijungsim Litgrid.eu puslapį, mes pamatysim, kad koks 100 MW yra gaminama šiuo metu. 100 MW galia yra generuojama Lietuvoje stovinčių vėjo parkų. Tai yra pakankamai ženklios galios. Kitas punktas, kuris kažkada, jeigu galėsim padiskutuoti plačiau, tai yra, aš tikiu, kad vėjo energetika savo kainą jau šiandien yra konkurencinga bet kokiai kitai konvenciniai energetikai. Galim diskutuoti apie tai plačiau, kam vėliau įdomu, bet iš principo teigiu. Ir jo labiau, kad kylant iškastinio kuro kainoms, o jos tik kyla, kadangi iškastinis kuras yra ribotas resursas, jinai bus tik labiau ir labiau konkurencinga arba turės didesnį ir didesnį ekonominį pranašumą. Jau nekalbant apie tai, kad konvencinė energetika tradiciškai neskaičiuoja išorinių kaštų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes žinom, kiek mes sumokėjom vienai ir kitai valstybei už dujas, arba už anglį, arba už naftą, ar už ką ten būtume sumokėję. Tai va, kiek kainuoja vėjas. Bet kas vertina sergamumą astmą, žūstančius miškus, visą tą melodiją, kurią visi mokyklai mokėmės, kas vėliau mokės, kai atsirado ekologijos sąvoka kaip po tokia, tai yra efektas sveikatai ir aplinkai, kuris yra šiandien pas mus visiškai nevertinamas ir dėl to kartais, sakyčiau, tikrai nepagristai lyginama, nežinau, naftą arba anglis deginant elektrinę, sakykime, su vėjo energetika. Tai suprasim, kad kaštai visuomeniai kaip po tokie yra visiškai skirtingi. Elektros kaina yra tik maža tų kaštų dalis. Ir yra toks tikslas labai ambicingas ir aš matau, kad mes jau einam prie jo, kad vėjo energetikos asociacijos pasaulinės ir europinės yra įsikėlę tikslą, savo postuluoja, kad 20 metais vėjo energetika bus pati pigiausia elektros energijos gamybos rūšis. Lyginant su bet kuria kita alternatyva. Dažnai yra aiškus trendas vėjo energetikos pigimo technologijų, kitų energetikų brangimo ir 20 metais tai bus vienareikšmiškai planas bent jau toks, pigiausia energetikos rūšis. Ir jeigu mes pažiūrėsim į šitas grafikas, ką jis įrodo, kas nuo 95 metų vyksta, kiek yra instaliuota Europos Sąjungoje vėjo galių. Tai matom, kad kilimas, kad ir silpnai, bet yra eksponentinis kilimas. Tai kyla greitėjančiai. Ir tą slaidą galite atsiminti, nes tuo eisim prie jūros klausimų ir ten matysim panašius dalykus. Dabar, dėl ko jūra? Labai beginimus, labai geras klausimas iš tikrųjų, nes bet kas pasakys, kad jūrinė vėjo energetika yra brangesnė ir šiandien jūrinė vėjo energetika yra rizikinga. Tai reiškia, parkų šiandien yra dar labai mažai. Technologija yra, dar gali bręsti, vystymas yra sudėtingas. Jeigu Danijoje mes kiekvienom kvadratiniam metre žinom, koks yra vėjas ir bus rytoj ir po metų, sakykime, jūroje tų duomenų trūksta ir taip toliau ir panašiai. Rizikų yra. Tai čia yra argumentai prieš. Bet argumentai už tai yra, kad iš esmės yra neriboti plotai plėtrai. Čia parašiau neriboti kabutėse, turėsim diskutuoti, bet iš esmės plotai neriboti. Buvo paminėtas skaičius 1000 MW. Mes mūsų vandenyse Baltijos jūroje galime pasakyti 5000 ir 10 000 MW. Prasme, ploto yra kiek nori, jis yra iš esmės neribotas, niekada jo nebus didelė dalis išnaudota vėjo energetikai, tiesiog jos yra per daug.
Buvo paminėta vėjas jūroje yra, pavadinkim taip, geresnis negu sausumoje, tai tik keletas parametrų, jo tiesiog yra daugiau. Jis pučia daugiau dienų per metus arba daugiau valandų per metus, tai reiškia yra mažesni, tam tikra prasme mažesni svyravimai, jis gali pripažinti kaip labiau konvencinės energetikos rūšį, mažesnė turbulencija ir panašus dalykai. Augant sektoriui, šiandien mes turim pakankamai nedaug vėjo energetikos jūroje, pasaulyje ir Europoje, neišvengiamai pigs technologija. Ir vienas dalykas, kuris gal turėtų būti įdomus lietuviams, jūrinė vėjo energetika yra labai naudinga vietos ekonomikai, nes statant vėjo parką jūroje daugiau negu pusė visų išlaidų. Tai yra ne vėjo jėgainės, tai yra pamatai, tai yra laivai, tai yra kabeliai, infrastruktūra, ta prasme labai didelė dalis faktiškai yra vietinis verslas, kuris tą daro. Mūsų atveju, žinote, laivas stato, vakarų remontas ir pamatus tikriausiai galėtų daryti ir panašius dalykus. Tai reiškia, didelė dalis pinigų galėtų tekti Lietuvos ūkiui. Jeigu mes pažiūrėsim kažkokį tipinį pavyzdį, 700 MW atveju, tai ta dalis galėtų siekti 5 milijardus litrų, apie ką mes šnekam Lietuvos verslui. Ir teiginys pabaigoje, kad vis dėlto vėjas, ypač jūros vėjas, yra vienintelis faktiškai neribotas energijos išteklis. Ką mes šiandien turim? Mes turim didžiulius teisinius barjerus, tai reiškia, iš esmės nėra teisinės bazės statyti. Statyti, dalinti, projektuoti, nieko daryti nėra teisinės bazės. Mes turim didžiulius administracinius barjerus, tai reiškia, niekas nežino, kas tai yra. Vienoje institucijoje po truputį pradeda gautis, bet iš principo kompetencijos nėra. Nėra teritorijų planavimo dokumentų, kurie šiandien dieną iš tokių didelių temų, apie kurią mes galėtume pasišnekėti, matyt, išnekėsim, interesų derinimas, ir nėra techninių žinių. Nežino šiandien, niekas negalima pasakyti, koks yra vėjas 300 km nuo kranto, vienam ar kitam kampe. Mes nežinom, koks yra gruntas, mes nežinom, daugelio dalykų mes nežinom. Mes žinom ten kažkokius bendrus dalykus, bet, sakykime, kompetencijos techninės faktiškai nėra. Tai čia tokia negatyviai įžanga. Einant į pozityvą, šiandien bent 3 kompanijos šiuo metu vykdo poveikio aplinkai vertinimo procedūras. Jūs čia paveikslėlėje matote plotai, kuriuose yra vykdomos PAP procedūros, paskui pašnekėsim, iš kurie atsirado. Ponas Jakmokas, energetikos ministras, po 2,5 metų intensyvaus darbo dabar jau viešai, bet kuriam renginys, jisai pasako, mūsų prioritetas atominė ir atsinaujinanti bus ant kranto vėjas ir bus jūroje vėjas. Jau esam užsirašę, nes tai tampa pripažintų faktų. Atsinaujinančių išteklių įstatymas yra, jo projektas yra Seime. Gerai, kad jame taip pat yra minima vėjo energetika ir tam tikri susiję dalykai. Ir taip pat statybų įstatymas buvo jau pakoreguotas, iš esmės jau galioja jūroje. Tai reiškia, jeigu norėtum projektuoti, statyti, bent kažkoks teisės aktas yra, į kurį galėtum atsiremti. Taigi, iš esmės, judėjimas kažkoks teigiamas yra. Einant dabar į konkretiką, į planus į laiką, mes turim 2 tokius dokumentus, kurie dabar numato artimiausius mūsų žingsnius. Dešinėje pusėje yra nacionalinis atsinaujinančių išteklių energijos veiksmų planas. Jame yra numatyta, kad 11 metų antrą ketvirtį energetikos ministerija turėtų parengti iš principo teisės aktus reglamentuojančius energetikos plėtrą jūroje. Aš asmeniškai to netikiu, tikriausiai niekas netiki. Bet teoriškai toks įsipareigojimas yra. Jeigu pažiūrėsime atsinaujinančios energetikos išteklių įstatymo projektą, tai ten yra truputį daugiau dalykų. Ten yra numatyta, kad bus organizuojami konkursai ir dabar kur jie bus organizuojami. Tai turėtų būti parengta vėjo elektrinių jūroje statybos schema. Iš principo kažkoks teritorinis planavimo dokumentas vadinti. Atliktas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas. Strateginis pavas iš esmės. Taip pat priekrantį matyt galima naudoti kažkokiu egzistuojančių teritorijų planavimo dokumentais ir reikės poveikio aplinkai vertinimo, kas yra verslo funkcija. Tai šitie statybos schema ir strateginis pavas turėtų būti 11 gal 12 pradžiai. Tai įstatymas, kadangi dar nepriimtas, aš postuluoju, kad tas padaryta nebus greičiausiai. Bet teigiama žinia, kad jau dėliojasi tie skaičiai, tai įstatymas 2 metus rengiamas, tai tos datos pasenė, bet sakykime, gal 12, gal 13, gal 14 mes kažką norėtume turėti. Kad reikėtų išskirti jų tipų teritorijas. Reikėtų išskirti teritorijas, kuriuose akivaizdu, kad negalima, negaiškit, sakykime, ar tai būtų natūra, ar tai būtų vizualinė tarša, kas bebūtų. Yra teritorijos, kuriuose negalima nieko daryti, nevarkit. Tada yra kažkokios teritorijos, kuriuose rekomenduojama, tai reiškia numanomi mažiausiai konfliktų.
tada yra kitos teritorijos, kur, sakykime, tu gali atlikęs vienokias ar kitokias procedūras teritorijų planavimo, ko nori, bet, sakykime, gali įrodyti, diskutuoti su suinteresuotom šalim ir įrodyti, ir ištirti, ir vertinti, ar negalima statyti, ar negalima. Man net žinoma 3 kompanijos, kurios vykdo poveikio aplinkai vertinimo procedūras. Mūsų kompanija vykdo ją beveik 3 metus. Žinau, čia yra bent viena kompanija atstovaujama, kuri, sakyčiau, 10 metų gal jau bando daryti pavarą. Ar ta ministerija dirbo, tai jau daugiau negu 10. Nu, sakykime, apie 10 metų bando daryti poveikio aplinkai vertinimą. Su kuom susiduriam? Yra ypatingai platus pats subjektų ratas. Visos beveik ministerijos, ir susisiekimo, ir aplinkos, ir žemės ūkio dėl žvejybos, ir kareiviai, ir ūkio ministerija, kas tik nori. Ir tai yra natūralu, kadangi atrodytų jūra, tai niekas ten nevyksta, visko ten vyksta ir tie parkai gali turėti įvairaus poveikio. Kelis išvardinau, sakykime, laivyba, hidrodinaminiai procesai, kamuolis apsaugos sistema, žvejyba, rekreacija, gramzdinimas, kas nori, paukščiai, nafta, žodžiu, visokių yra dalykų. Su kuom susiduriam? Šiaip iš principo savivaldybių lygmenį, daugumos ministerijų lygmenį, faktiškai požiūris yra pozityvus, tas iš tikrųjų nuteikia gerai. Energetikos ministerijos pozicija, parašiau tokį žodį nelietuviškai indiferentiška, tai reiškia jie kaip ir nei taip, jos mažai liečia. Ko neparašiau, čia kitam slaidė buvo parašęs, bet neperskaičiau, kad aplinkos ministerijos pozicija, tai dar toliai kito, nors galvotume visi, kad žaliąją energetiką, kaip pirmiausia, aplinkos ministerija turėtų rūpintis. Bet jie nežinau tikriausiai, kad toks žodis yra faktiškai šiandien, kas užsiima atsinaujinančia energetika, tai yra energetikos ministerija. Aplinkos ministerija yra visiškas nulis dėja šitoj vietoje. Ir negaliu nepaminėti esant atstovams, gan griežtai ir destruktyvi valstybės saugomų teritorijų tarnybos pozicija kai kuriais klausimais. Nežinau, gal detalės nelysim, bet susiduriam su saugomų teritorijų tarnybos, sakykime, tokią poziciją. Darėm kažkada poveikio aplinkai vertinimo procedūras parkui krante, tai girdėjom sakymą, kad krante tai kenkia paukščiam eikit į jūrą. Nu, kažkaip padarėm. Dabar darom jūroj, girdim, kad dabar čia galėtų būti paukščių, lyg su paukščių nėra, bet gal bus, ir mes dabar praeidam projektą ir 5 metus žiūrėsim, ar ten yra paukščių, jūs palaukit. Tai, nu, yra kaip yra, žinoma, čia, manau, darbo tvarka mes išsispręsim. Kiekviena institucija turi savo kompetenciją, interesus ir juos atstovauja. Matyt, ir tai yra natūralu, čia nereikia kažkaip to suabsoliutinti, bet tokie forumai, po jie matyti ir naudingi, kad visi galim neoficialiai, neraštais, nekaip, bet iš tikrųjų padiskutuoti ir pasišnekėti ir suprasti, ar kas yra svarbu, kas yra gerai, kas yra blogai. Ir baigiant 17 minutį, keletas tezių. Jūrinė energetika yra neišvengiama energetikos ateitis. Todėl, kad sausumos plotai yra riboti, dar daugiau interesų, dar daugiau žmonių, dar daugiau žemėnaudos. Taip vyksta Europai, taip vyksta pasaulyje, taip vyksta Lietuvoje. Mes nesam Palestina ir šventa žemė, kur kitaip nebus. Valstybėje, ypač energetikos ir aplinkos ministerijose, trūksta dėmesio jūriniai energetikai. Žiūrint į dydžius, į investicijas, mes nekalbėjom, bet beveik, bet aš jums, pavyzdžiui, galiu pasakyti, kad šnekant, mes šnekėtume apie 1000 megavatų jūrai, tai mes šnekėtume, tai iš akies maždaug apie 3 milijardus eurų investicijų, tai yra milžiniški pinigai, tikrai labai didelis pinigai. Jūrinių parkų vystymas yra brangus, ilgas ir rizikingas vystymo laikotarpis ir valstybė šito padaryti negali, nepadaro valstybės faktiškai niekur, tai yra gryn verslo funkcija. Bet kad verslas eitų pilna jėga, ar tai būtų poveikio aplinkai vertinimas, ar geologiniai tyrimai, kas bebūtų. Tai yra kalnas studijų, dedant tokius pinigus reikalinga ir realių ir brangių ir sudėtingų studijų. Turi būti teisinis reglamentavimas ir teisinis saugumas. Nes šiandien, tą, ką aš minėjau, 3 firmos, kurios daro poveikio aplinkai vertinimo procedūras, reikia suprasti, kad jos visos šiandien leidžia pinigus pavėjui ir nežinau, kad nors vėjas pasisuks į parkus atgal, kadangi teisių nuo to jos negauna. Čia daugiau toks, sakykime, aš manau, galima pripažinti daugiau lobizmo formą, kad valstybė po truputį atsisuktų į tą problemą ir į tą situaciją ir pradėtų žiūrėti.